Taigi sveiki visi ir šiandieną aš jums parodysiu, kaip susidalinti diską operacinėje sistemoje. Tai aš rodysiu ant Windows 7 operacinės sistemos, tačiau lygiai taip pat dalinasi ir sistemose Vista, Windows 8, Windows 10 ir Windows 11 naujausia. Taigi, ką mes turim daryti? Mes einame į Start meniu, paspaudžiam dešinį klavišą ant kompiuterio ir paspaudžiam Manage. Arba jeigu pas jums, sakykime, yra ikonėlė kompiuterio, tai tiesiog paspaudžiam dešinį klavišą ir paspaudžiam Manage. Dabar taip. Kaip matot, mes turim tokią dalyką. Taip pat turim paspausti Disk Management. Ir dabar matot. Čia yra CD-ROMas mūsų. Aš dar neišėmiau disko. Vat čia dar yra diskas, mes galim jį eject, kad, ta prasme, kai dalysim diskus, kad jam nieko neatsitiktų, jeigu turi diskė CD-ROMą ar kokią flešiuką, tai prašom išimti. Dabar taip, System Reserved. Čia yra particija System Reserved, kurios mes, sakykime, iš kompiuterio mes jos nematom. Mes matom tik tai C diską. Tas System Reserved yra pasimtas sistemos, kad jinai geriau dirbtų. Kaip matot, Local Disk C. Va šitas diskas yra va šitas diskas, taip. Tai mes dabar šitą diską, norint, sakykime, C diskas bus, sistemai, o, sakykime, pasidarysim D diską, bus, ką žinau, ką jūs ten norėsit, ten susidėsit savo personalinius failus. Tai mes šiandien paspaudžiam dešinį klavišą ant C disko, paspaudžiam Shrink Volume. Palaukiam truputėlį. Dabar kiek jis gali sušrinkinti, tiek rekomenduočiau ir tegul jis išrinka. Tai paspaudžiam Shrink. Palaukiam truputėlį. Nu va, ir dabar mum yra unallocated, ne? O čia yra C diskas. Taigi, sakykime, jeigu mes einam į kompiuterį, mums šitas diskas jau iškart pasidaro, vat kaip matot, mažesnis. Ar ne? Jisai jau beveik užima, jau jam mažesnis pasidaro. Bet mes D disko dar vis nematom. Tai ką mums reikia pasidaryti? Pirma, jeigu pas jums yra DVD, mums reikia Change Drive Letter and Path. Change. Ir dabar čia mes pasirenkam raidę E. Ok? Yes. Ir dabar DVD E, kaip matot. Jeigu mes vėl atsidarysim kompiuterį, DVD Drive E. Bet ką mums daryti, jeigu mes norim tą D particiją matyti? Tai paspaudžiam dešinį klavišą ant jos, New Simple Volume, spaudžiam Next, čia D raidė, Next. Dabar čia kaip jūs norit, taip ir galit pavadinti. Aš tiesiog failai pavadinsiu. Ir paspaudžiam Next. Ir Finish. Dabar truputį palaukiam. Ir dabar, kaip matot, atsiranda čia. Mums atsirado Autoplay File D. Mūsų D diską jisai pagavo. Jeigu mes dabar einam, sakykime, kompiuterį, atsirado. Tik tai jame dabar nieko nėra. Dabar mes į tą particiją galim dėti savo personalinius failus.
Tai va taip va, paprastai galima tai padaryti, nereikia, jeigu tu nori, sakykime, dar vieną, tai tada siūlyčiau, jeigu jau extenda diskas, sakykime, jeigu yra jau maximum amount of partitions rašo, kad tipo, jeigu nori dar daugiau tų particijų daryti ir jeigu jau rašo, kad maximum amount, tai tada jau galit parsisiųsti programą, kad yra Acronis. Bet jeigu jums reikia tik tai vieną tą particiją sudalinti ir gauti antrą particiją personaliniam failam, tai taip va tokia programa yra. Nereikia jos nieko atsisiųsti, jin jau būna Windows'uose. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.